Iškritus storesniam sniego sluoksniui ir paspaudus šaltukui, dažnas vairuotojas stipriau paspaudžia akceleratoriaus pedalą bei staiga užtraukia rankinį stabdį ir pasineria į ekstremalių pojūčių pasaulį. Tačiau ne visada tai baigėsi laimingai. Visi norintys parodyti savo sugebėjimus ant sniego, slystant automobilį iš šonų, tai galės padaryti jau artimiausiu metu. Žiemą jaunimas ir ne tik ieško vietų, kur galėtų išreikšti savo vairavimo įgūdžius. Ir mes sugalvojom, kad galėtume padaryti šiokias tokias žiemos drifto varžybėlės, kur kiekvienas norintysis studentas ir ne tik galės išbandyti savo automobilio bei savo jėgas ant sniego. Ir visas renginio pobūdis bus panašiai kaip tikrose drifto varžybose. Kiekvienas norintis parodyti savo sugebėjimus valdant automobilį ant sniego jau gali registruotis į studentų organizuojamą renginį. Šiame renginyje nebus automobilių klasifikacijų, tai galės važiuoti ir su priekiniais varomais, su galiniais, keturiais, svarbiausia, kad tik įrodytų savo vairavimo įgūdžius. Varžybose save pademonstruoti galės visi, tiek moksleiviai, tiek studentai ir net senjorai, o žiūrovams įėjimas į varžybas nemokamas. Pati registracija prasideda nuo 9 valandų ryto iki 9:30. Nuo 9:30 prasideda treniruotės, jos truks 2 valandas. Po to bus 15 minučių pertraukėlė, per kurią žiūrovus linksminsim žaidimais, dalysim prizus. Po to prasidės kvalifikaciniai važiavimai. Po jų seks taipogi tokia pati pertraukėlė. Po to bus top 16 važiavimai, kurie užsibaigs top 8 ir top 4 važiavimais. Ir bus apdovanojimai. Dalyvių skaičius ribotas, tad norintys dalyvauti varžybose turi suskubti užsiregistruoti elektroniniu paštu registracija@rafas.lt. Registruojantis būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį. Pirmi 25 užsiregistravę per 24 valandas gaus patvirtinimą, kad jų registracija priimta.